Sveiki žiūrintis. Šiandieną pokalbį į konsultanto dienoraštį aš pasikviečiau Tomą Joną Girdzijauską. Ačiū, kad žiūrit ir labai tikiuosi, kad šitas pokalbis jums bus įdomus. Aš turiu savo istoriją su šitą temą. Visų pirma, man pačiam teko jaunystėje, dar mokyklos laikais ir šiek tiek po mokyklos susidurt su šitą problemą pačiam. Trumpą laikotarpį, ten gal keletą metų. Ir, kitaip sakant, aš kalbu ne iš teorijos, aš ant savo kailio tą esu pergyvenęs. Turite omenyje, Tomai, kad jautėt pats arba dabar vertina tai kaip kažkokį laikotarpį, kada turėjot priklausomybę? Aš turėjau keletą metų priklausomybę ir aš nežinau, kaip medikai vertintų, bet man pačiam tai buvo aišku, kad tai buvo rimta problema. Ir iš dabartinės perspektyvos, tai plius, kadangi aš po to mediciną studijavau, po to ir prieš tai ir dirbau tokioj srity, kur pagal idėją turėjo tapti mano pagrindinė profesija. Aš norėjau specializuotis psichiatrijai, o narkologija, tai yra alkoholizmo ir kitų priklausomybių gydymas yra psichiatrijos sritis, tai čia turėjo būti mano profesija, bet aplinkybės pasuko taip, kad aš pasukau psichologiją iš medicinos. Ir įdomu tai, kad aš dabar vėl grįžau į mediciną, jau prieš metus aš jau studijuoju mediciną. Ir noriu vėl būtent psichiatrijai specializuotis, tai čia labai įdomus toks sutapimas. Tai dabar mano vertinimu dabartiniu, tai kas mane buvo ištikę ten jaunystėje, tai aš manau, kad tai buvo tiesiog, aš buvau susidėjęs ne su tai žmonėm, aš buvau patekęs į aplinką, kuri buvo ne mano vertybių, ne mano mąstymo. Ir tiesiog tuo metu aš neturėjau kitų draugų ir ta aplinka mane įtraukė. Ir kai tik aš susigaudžiau ir iš tos aplinkos išėjau, viskas baigėsi ir aš jokių problemų daugiau gyvenime neturėjau su šito klausimu. Bet buvo kiti susilietimai, aš vienu metu vedžiau radio laidą ir to radio laidoj padariau temą konkrečiai apie alkoholizmą. Man buvo tiesiog smalsu, pakviečiau specialistus ir mano dideliai nuostabai būtent ta laida susilaukė didžiausio susidomėjimo. Buvo, kaip sako radijiečiai, raudonas telefonas, ta prasme, buvo tiek skambučių, kad buvo neįmanoma atsiliepti, visus atsakyti. Tai tada aš supratau, kad šita problema yra labai didelė Lietuvoje, iš tokios, sakykime, statistinės pusės ir iš to, kaip reaguoja visuomenė. Man tai buvo netikėta ir dar vėliau aš vedžiau mokymus Londone ir per pertrauką tarp mokymų, keičiantis lektoriams, aš turėjau pokalbį su vienu narkologu, kuris man tiesiog pasakė, kad, o jisai tos srity visą gyvenimą dirba, jis pasakė, kad jeigu vertinti lietuvius vyrus mediciniškai griežtai, tai kas antras iš jų, 50% lietuvių vyrų yra, griežtai kalbant, alkoholikai. Kas antras vyras? Antras vyras Lietuvoje yra alkoholikas. Ir dauguma jų to net neįtaria, kad taip yra, nes jie žiūri labai subjektyviai, švelniai, o mediciniškai žiūrint, jeigu žmogus kiekvieną savaitę bent kartą vartoja alkoholį, sakykime, tiesiog, savaitgalį išgeria alaus, vieną butelį, jis yra alkoholikas, viskas, jis yra priklausomas, jis negali be to gyventi. Vienas butelis per savaitę jau yra alkoholizmas. Čia toksai niuansas dar yra. Gal ir nieko tokio būtų išgerti tą butelį, kaip čia viena psichologė pavadino, rekreaciniais tikslais, bet su sąlyga, kad jis lygiai taip pat galėtų jo ir negerti. Deja, taip atsitinka, kad be to butelio nebeišeina įsivaizduoti to savaitgalio kažkaip. Tai va čia jau ir atsiranda niuansai turbūt, ar ne?
Taip, tai narkologiškai žiūrint, tai čia yra visuma, tai nėra tik tai mechaninis vartojimas alkoholio, tai yra, reiškia, būtent psichologinė priklausomybė ir plus cheminė priklausomybė. Tai reiškia, kad organizmas, čia gal reiktų sakyti konkrečiai kepenys, pradeda į alkoholį žiūrėti kaip į įprastą cheminę medžiagą, kaip sąlyginį maistą, ir įsispecializuoja, kad tą alkoholį perdirba į sąlyginai naudingas medžiagas organizmui. Bet tai yra kaina to, kad degraduoja pačios kepenys, degraduoja inkstai, degraduoja smegenys ir kitos organų sistemos. Tai būtų kaip ir nieko tokio, bet problema ta, kad žmogus anksti numiršta, o po kelių jisai praranda sveiką protą, praranda atmintį, praranda visas aukštasias nervinės galias, prasme jis degraduoja visapusiškai. Tai čia yra tokia kaina to, sakykime, rekreacinio atsipalaidavimo. Ir dauguma žiūri į gyvenimą tik tai šią dieną, o nežiūri, kas bus toliau. Na ir va, taip ir atsitinka. Tai plius dar yra kiti, kaip ten sako kariškiai, rikošetas, tai yra pašaliniai reiškiniai, kad yra laikoma, kad būtent dėl alkoholizmo krenta ir gimstamumas, krenta ir mažėja vaikų skaičių šeimose. Čia yra toks jau sudėtingesnis reiškinys, bet aš dabar po ranką neturiu, bet pamenu, buvo kažkokios geros analizės arba tyrimai, kurie rodė, kad tos šalys, tautos ir visuomenės, kurios neturi alkoholizmo, jų vaikų gimstamumas yra didelis ir atvirkščiai, kad kažkaip ten tiesioginis sąryšis yra tarp didelio alkoholizmo ir mažo gimstamumo. Tai toks po ranka paprastas pavyzdys, tai yra islamo valstybės ir islamo visuomenės, kurios alkoholizmas yra kategoriškai mirtinai uždraustas, o jų gimstamumas yra bene didžiausias pasaulyje, jeigu eina kalba apie tokią didelę visuomenę. Tai va. Mes pradėjom kalbėti truputėlį, jūs pradėjote taip sakot, nuo jaunų dienų susidūrėt ir paskui suradot kelių išeiti. Ir aš vis galvoju, kaip atrasti tą sėjos metą, kada ta priklausomybė pasisėja, nes su ja turbūt tuo momentu yra pats lengviausias tas karas. Ją nugalėti jai net neprasidėjus, nes paskui viskas darosi vis sudėtingiau ir sudėtingiau. Ir dar kitas dalykas, kad lyg tai priklausomybei dažnai slypi kažkur santykiai tarp žmonių. Ir kad tuos santykius kažkaip arba palaikyti, arba kaip tik tai, kai lieki vienas ir kažkaip neturėjimą santykių papildai alkoholiu. Dažnai tai būna. Ir šitoj vietoj teisingi lyg tai santykiai kažkokie, tai reiškia, jie tolina nuo priklausomybės, bet jeigu turi santykių problemų kažkokių tai dažniausiai ta priklausomybė vienaip ar kitaip jinai atsiranda ir tam būna labai tinkama dirva vešėti. Ir kas anksčiau atsiranda, ar prasti santykiai, ar priklausomybė, nes jau vienas kitą tada užsuka į ratą ir vienas kitą, reiškia, papildo ir augina. Tai turiu omeny, kad kur alkoholis, ten daugiau problemų ir santykiuose visada bus. Visada. Tai lyg tai, jeigu kažkaip išmoktumėj žmogus harmoninguose santykiuose gyvent, tai lyg tai ir mažiau tų problemų turėtų. Na, man tai čia atrodo kaip 2x2, aišku, čia net aš tokio klausimo net ir nekeliu. Mano supratimu, alkoholizmas yra pasekmė, sakykime, keliais lygiais. Pirma pasekmė, pirma priežastis tai yra žmogaus santykis su pačiu savim, kad jisai nesuvokia savęs, kas jisai pats yra. Jisai save tapatina su kažkokiu tai išoriniu reiškinio ar objektu, ten gyvūnų, kažkokiu grybų, augalų, ten kažkokia funkcija, profesija, ten kažkokio socialinių vaidmenių, statusų kažkokio tai.
ideologija ir dar kažko. Jis nesupranta, kas jisai pats iš esmės yra. Ir todėl paprastai pas tokį žmogų yra abejotina arba žema savivertė, arba jis turi rimtų savivertės problemų. Tu prasme, savivertė yra nenorma, yra nesveika. Ir arba jo savivertė priklauso nuo kažkokių išorinių bangų, išorinių nuomonių. Kur ten koks vėjas papūtė, taip žmogus ir jaučiasi. Ir jeigu žema savivertė, tai ypač jeigu nekrenta labai žemai, tai to lygių yra mirčiai žmogaus, tokiai psichologiniai dvasiniai mirčiai. Jisai galvoja, kad jis objektyviai yra nevertingas, kad jo nieks nevertina, jis pats nevertina, žmona nevertina, vaikai, visuomenė, niekas nevertina. Jo, jisai pradeda laikyti laipsniškai save nulinė verte, ir tai jam atrodo įrodyta objektyviai ir subjektyviai. Ir jis patenka į neviltį, jis patenka į tokį loserio sindromą, tokį nevykėlio sindromą. Tai yra jo akyse, jo paties akyse. Išoriškai gal jį kažkas ten įvertina, gal jį laiko normaliu sveiku žmogum, ar protingu, ar ten taip toliau. Bet jo pačio akyse tai problema yra. Ir jeigu jis patenka į tokį, sakykime, voverės ratą, ar žiurkių ratą, ar kaip šį pavadinti, tokį užburtą ratą, daug kartų jam tokie jausmai ir mintis ateina, jis patenka į neviltį ir ta neviltis jį pradeda, sakykime, ten naikinti iš vidaus, iš labai giliai. Ir jam tai yra vidinė mirtis tam žmogui. Tai prasme, pojūčiai yra mirtini, kraštutiniai, yra nuodai. Ir ką jisai tada randa? Tai lieka du variantai tokiam žmogui. Jeigu jam jau visai negerai, tai jisai tiesiog nusižudo. O jeigu dar nėra taip labai jau kraštutiniai blogai, tai jisai pradeda žudyti save iš lėto. Tai alkoholizmas yra lėtas save žudimas. Ir šiuo atžvilgiu žiūrint, alkoholizmas yra išgelbėjimas, tai yra labai gerai, nes yra šansai dar jį ištraukti. Jisai mirs, sakykime, ta mirtis jau truks 10-20 metų, o gal ilgiau, ir daug dievė, jeigu per tą laiką atsiras kažkoks angelas ar šventasis, ar kažkokia ten nuostabi moteris, kuri jį ištrauks iš tos būsenos, iš to alkoholizmo. Tai vat, šia prasme, tai yra tam tikras reliatyvus gėris. Dar vienas gėris yra tas, kad jeigu užteks alkoholio, jeigu neatsiras kažkoks rimtesnis nuodas gyvenime, kuris visą tą greitai pagreitins daug kartų, ar ne? Tai be abejo. Tai va čia žiūrint iš kokio kampo žiūrėti. Tai aš esu turėjęs nemažai pokalbių su visokiais pažįstamais, kurie ten smerkia savo tėvą ar tėvus, kad tėvas geria ten visą gyvenimą, kad ten, žodžiu, degraduoja ir panašiai. Tai aš klausiu, sakau, tai kas jums geriau, ar kad tėvo jau visai nebūtų, ar kad visgi dar jis yra gyvas, tu su juo kalbėsi, su juo bendrauji, palaikai šiltą ryšį, jisai ten kartais savaitę nusigeria, bet jisai yra gyvas, sakau, tai kas tau geriau? Tai visi atsakė, taip, sako, geriau, kad jisai yra gyvas. Vat jisai serga, ligonis, bet jisai yra gyvas. Tai va, tai čia kaip pažiūrėt. Ir jeigu dar aiškiau, tai yra mediciniškai žiūrint, jeigu yra terminalinis ligonis, tai yra mirtina liga sergantis, jam liko sąlyginai ten dienos, mėnesiai ir metai gyventi, tai jam yra duodamas morfijus, kad jos skausmus sumažint, žinant, kad jis vis tiek numirs ir geriau, kad jo kančios nebūtų tokios baisios, jam duoda, reiškia, svaiginančių preparatų, tai alkoholis yra ekvivalentas jo ir todėl yra senovės laikais, ten, sakykime, bibliniuose tekstuose, Saliamono knygose parašyta, kad duok vyną, ar kitaip sakant, alkoholį, čia yra karaliui nurodymas, patarimas. Tada duok alkoholį, kai tavo žmonės ar ten vyrai praras viltį. Jeigu jie yra neviltyje, tai vynas jiems yra kaip išgelbėjimas. Tai va, tai čia yra tam tikra terapija, kad vyrai
jie kažkaip instinktyviai tą suvokdami, jie alkoholį naudoja kaip terapiją, kuri gelbėja juos nuo tiesioginės savižudybės. Nes jie yra tikrai blogoj padėtyje, blogoj būklėje. Tai va, tai todėl aš šitos temos nebeeskaluoju alkoholizmo, aš čia matau tik tai tą gilesnę problemą, tai yra dvasinė, vertybinė, ar mentalinė, ar psichologinė problema, kurią reikia spręsti. Alkoholis tai yra tolima pasekmė ir pačio alkoholizmo, mano manimu, tiesiogiai išspręsti neįmanoma ir beprasmiškai spręsti, išskyrus nebent taikyti visai kraštutinės radikalias priemonės, kurias taiko islamas. Tai reiškia, kad alkoholis uždraudžiamas yra valstybiniu mastu. Ir jam nėra, taip sakant, šansų ten, kaip ten sako, britvai įkišti ar pelį pralyst pro skylutę. Tai va, tokiu atveju taip. Bet jeigu to nėra, tai tada reikia spręsti problemą tik iš dvasinės perspektyvos. Ir kaip pasakė tas pat narkologas, su kuriuo aš kalbėjausi, va, ten tarp renginių, tai jisai pasakė tiesiai šviesiai, alkoholizmas nėra vyro problema. Tai yra problema kolektyvinė, tai yra problema šeimos, tai yra santykių problema ir ištraukus vyrą atskirai vieną ir sprendžiant jį kaip alkoholiką, tai yra neišsprendžiama. Reikia spręsti, galima sakyti, pradedant nuo žmonos elgesio, kaip jinai su juo elgesi, ar jinai jo... O iš tikrųjų, Tomai, galima pradėti nuo žmonos spręsti, ar vis dėlto nuo tėvos reikia pradėti spręsti? Mano manimu, žmonos. Mano manimu, jeigu mes kalbam apie santykius, santykių kontekste nuo žmonos, o jeigu nuo tėvo, tai tada tas islamiškas metodas, tada jis yra radikalus. Kitaip nėra, neįmanoma, nes jeigu vyrai iš tokį klausimą sprendžia, tai jie daro sistemiškai, tai prasme, jie daro mastelį, jie daro scale angliškai kalbant, jie scailina tokį projektą ir uždraudžia sistemiškai, kaip ten, sakykime, buvo Vokietijoje padaryta ten vienu epizodu tarp karų, kad visai šaly buvo piktnaudžiaujama, buvo zuikiai transportai, nemokėdavo už bilietus, važinėdavo nemokamai. Ir valstybė paskelbė ir perspėjo, kad jeigu jūs toliau važinėsit, tai bus mirties bausmė. Tai bus rimtai. Ir vieną kartą paėmė ir ten radikaliai susitvarkė su visų traukinio ir vagono zuikiu. Ir nuo to laiko niekada Vokietijoje nebuvo zuikių, kurie važinėtų nemokamai. Tai čia yra vyriškas priėjimas, jis yra radikalus paprastai. Tai vat, jeigu spręsti rimtai, tai spręsti kraštutiniam griežtom priemonėm, užkirsti kelią ir viskas. Ir baigėsi. Tomai, į tokią, reiškia, į tėvo kalbą verčiant, tai jeigu aš noriu auklėti sūnų blaivų visiškai, tai jokių, reiškia, nei manęs jisai negali matyti, nei aš jo ir nulinė tolerancija, kaip sakant, visiškai. Nulinė. Ta prasme, norint rimtai spręsti tokį atvejį, tai reikia visą šeimą išvežti iš tokios šalies ir valstybės, kurioje yra geriama. Viskas. Kitaip tu nieko negali, tu negali tos aplinkos pakeisti. Tu pats nulinė tolerancija, bet aplinkui visi geria. Nu tai kas iš to? Tai tu nepakariausi su jais. Nori, kad tavo vaikai negertų, reiškiasi šaliai valstybė, kur nieks negeria. Tai, sakykime, mano šeimo ir mano tėvų giminėse nebuvo jokio alkoholizmo, jokio alkoholio, buvo nulinė tolerancija. Ir žiūrinti, tai jau vaikų ir anūkų lygyje ta problema jau atsiradus ta problema. Todėl, kad tu negali prieš visą visuomenę kariauti. Tai nepakanka, kad tu ir tavo šeima yra steriliai nevartoja alkoholio. Tai yra, ta prasme, čia rimti reikalai. O jeigu žiūrėti iš moters perspektyvos ir žmonos perspektyvos, tai jinai tiesiogiai tą savo asmeninį vyrą galėtų stipriai paveikti, pozityviai, bent jau, sakykime, nedaleisti iki rimto alkoholizmo, jeigu jinai žinotų paslapti santykių, kaip kelti vyro savivertę. Nu tai tvarkoja, tai kadangi mes tokia vyriška auditorija, tai reiškia, nu vos ne taip turėtų būti, dabar mes turėjome, kaip čia pasakyti, tai jeigu aš jaučiu, kad turiu problemų, tai man reikia kalbėti su savo žmona tada.
ir sakyti jai, žiūrėk, brangioji, man tu gali padėti, bet man reikia šitokios pagalbos iš tavęs. Arba ta žmona turi pati pamatyti ir pasiūlyti jam. Nu. Tai va, tai mano klausimas yra toksai. Tai arba kokį receptą duoti vyrui, ko man paprašyti iš savo žmonos, kaip va tą visą auditą padaryti. Ir arba kaip žmonai pastebėti, kad viskas reikia kažkokio, nu ne tai, kad pokalbio, reikia rimtos visų santykių revizijos šitokia. Na, čia dar galbūt žingsnį atgal reiktų žengti, tai ir tas žingsnis atgal jis vėl panašiai tą tėvo ar senelio ar ten vyrišką modelį, bet aš jį laikau tokiu, na, lietuviškam kontekste utopinio, bet jeigu globaliai visas tautas, tai jis yra realistinis, nes tai yra vertybinis, sakykime, smegenų perinstaliavimas. Tai yra, kad tu kaip vyras išsimi visą savo pasaulėžiūrą iš savo smegenų, dedi ją į stalčių ir instaliuoji patį šviežiausią, stipriausią, kokią gali pasaulėžiūrą šiuo metu. Tai čia didžiulė operacija, taip sakant, vos ne smegenų, vos ne visą galvą pakeisti, transplantuoti. Nes tai kainuoja nervų, laiko, jėgų, mokymosi, kad tokį dalyką padaryti. Bet kartu tai reiškia, kad vyras tada gauna ir teisingas žinias, kaip jam pačiam iškomunikuoti moteriai šitą klausimą, kaip apskritai santykius tvarkyti arba įdėti į šeimą tam tikrą sėklą ar mąstymo modelį, kuris susideda iš esmės iš dviejų skirtingų, sakykime, blokų arba modulių. Vienas blokas yra skirtas vyrui, vyriškas, tai jis yra daugiau sisteminės, struktūrinės. O moterim yra reikalinga duoti labai konkrečias praktinės instrukcijas, ką daryti. Neaiškinant jokių sistemų. Tiesiog, brangioji, daryk tą ir tą ir tą, konkrečiai. Tvarkyk mano mitybą, nevaryk, kaip ten vyrai sako, nestatyk ragų, nekalbėk įžūliai, kalbėk švelniai, mandagiai, nepriekaištauk ten, nesiginčyk į kaktą ir panašiai. Čia yra tokia klasika, ko moko rytų tautos savo moterį, savo dukras, kaip yra iš tikrųjų teisingai elgtis su vyru, ar su sutuoktiniu, ar su tėvu, ar su broliu, ar su sūnum. Tai šitie moterų apmokymai, jie yra klasikiniai, aš čia nieko naujo nesakau, yra dešimtis ir šimtai knygų nuo seniausių laikų prirašytų moterim, kaip tai daroma. O mūsų atveju lietuvių tarpe santykiai yra nukritę, kaip ten sako, žemiau plintuso, ne tik šeimoje, bet apskritai visuomeniai, ir šiuo atveju jos atkelt, atstatyti kitos normos yra labai sunku. Tai aš čia jokio dviračio neišradinėjau, aš čia pasakoju standartinius klasikinius sprendimus. Tik tai reikia, sakykime, kažkokios tai valios ar politinės valios, kad tai įgyvendinti. Tas pat galioja šeimos lygyje, tas pat galioja bendruomenės ar visos valstybės lygyje. Čia yra paprasti žinomi dalykai, tiesiog reikia tą daryti ir viskas. Tomai, gan kategoriškai vertinat, sakot, kad santykiai pas mus yra, nu kaip čia, žemiau plintuso. Tai čia ne aš vertinu, čia demografai tą sako. Demografiniai duomenys yra katastrofiniai, viskas. Labanas. Bet čia rodiklis yra tai, kad santykių rodiklis yra vaikai. Taip. Jeigu vaikų nėra, tai visą kitą mes tik tai pasakas pasakojam. Visa kita yra tuščios šnekos, nes vaikai, jeigu negimsta, viskas griuva. Visa ekonomika subliūkšta, viskas subliūkšta. Tai lietuvių atveju, aš kaip tik šiom dienom baigiu rašyti straipsnį į spaudą. Labai sunki tema, perrašinėjau ten 7-8 versiją to straipsnio ir net nežinau, ar iš viso tą straipsnį paleisti. Žodžiu, yra demografiniai slenksčiai. Jie rodo, kad jeigu vaikų
šeimoje turi gimti mažiausiai 2,11, o realiai 3. Realiai 3 vaikai turi būti šeimoje. Čia yra daug faktorių, kodėl 3 šeimoje vaikai turi būti. Jeigu nukrenta iki 1,9 vaiko šeimoje, tai žmonijos istorijoje nėra atvejo, kad ta tauta atsigautų. O jeigu nukrenta iki 1,3, tai viskas, tai yra koma, viskas, tai yra pabaiga, jokių šansų nėra sustatyti. Tai lietuviai dabar yra ties 1,3. Yra demografinė koma. Ir jai liko egzistuoti dešimtmečiai, keli dešimtmečiai. Už 18 metų maždaug nebegims lietuviai Lietuvoje, nes nebėra kas gimdys, nebebus kas gimdys. Tai apie ką mes čia kalbam? Tai prasme, čia reikia taip ramių veidų švęsti laidotuvės. Rimtai švęsti laidotuvės tautos, tikintis, kad tų laidotuvių metu gal kažkam protas atsikvošės. Nes jokios prasmės nebeturi visi kiti dalykai, jokia ekonomika, jokia gynyba, jokia ideologija, jokios vėliavos. Galim kabinti juodas vėliavas visoje šalyje ir laikyti likusius 20 metų. Kada žmonės pradės mąstyti. Tai va, tai čia tam tarp yra alkoholizmas. Čia yra viena iš komponenčių svarbių alkoholizmas. Bet jis nėra priežastis, jis yra pasekmė. Ir kai moteris savo sutuoktinius kaltina, kad jisai geria, tai čia blogai, tai jis kaltas, tai dėl to aš skiriuosi, pala brangioji. O tai dėl ko jisai geria? Tai ką, jis čia mechaniškai geria, tiesiog neturi ką veikti ten. Pinigus neturi kur dėti. Ne, jisai geria dėl to, kad jis yra ištroškęs labai. Vandens trūksta. Tai va, tai čia viskas yra... Skamba labai liūdnai, iš tikrųjų labai liūdnai. Na, toks gyvenimas, kaip ten sako, buvo daug tautų, jos išnyko, kitos vėl atsirado, čia gamtos požiūriu, čia nieko ypatingo, bet konkrečiai, sakykime, kažkokiai žmonių grupiai, aš turiu pažįstamų žmonių, kurie šeimoje tik moteris, nebėra vyrų, nebėra vaikų, nebėra anūkų. Tai prasme, šeima turi turtą, baigia išnykti, ta pavardė nebegimsta, ir jiem liūdna. Tai kokia prasme tą verslą toliau vystyti, nes nėra kam nei palikti tą verslą. Tai kam čia tie tėvai ir seneliai stengiasi ir dirbo, jeigu dabar viskas tuščia, tai lieka tik tai iššvaistyta, savo išnaudoti. Tai va, Lietuva dabar tokia būklė yra, kad vaikai nebegimsta, giminės nyksta, milijonas ar daugiau emigravo, tai ką dabar toliau daryti? Tai tik tai gert, tai taip ir daro. Labai liūdna apie tai pakalbėti. Bet aš manau, kad šansai yra. Tai aš laukiu. Tai dabar jau užliūdinam, kiek užjuodinam tą spalvą, man atrodo, pakankamai. Tai dabar reikia kažkokią tai žvakę uždegti, vis tiek. Nuo ko pradedam? Tai va, tai sėdam, galvojam, tai ką darom? Ką darom? Tai... Na, čia toks, sakykime, stebuklinis žaidimas, kad racionalių būdų nėra. Akademiniai, moksliniai, vadybiniai, valstybiniai metodai čia neveiks. Jau šaukšti po pietų. Matematikos mokytis nepadės. Čia ir yra įdomu, kad šitoj srity neveikia jokie racionalūs metodai, jokie ekonominiai skatinimai, niekas to nepadės. Čia yra irracionali sritis ir jinai yra, taip sakant, čia yra dvasinė sritis, giliai psichologinė sritis ir ją paskatins ir sužadint reikia, taip sakant, giliai pakapstyti. Tai, man atrodo, aš šitą temą nagrinėjau dirbdamas Seime ir ten mes su kolegom buvom padarę tokį tyrimų centrą arba tokią pilietinę kampaniją, idėjų kampaniją Lietuvai. Tai mes pamatėm, kokie liūdni Lietuvos yra rodmenys, kokia yra būklė liūdna. Ir svarstėm visokius sprendimus, kaip iš tos būklės išeiti. Tai
Buvo pasiūlyta daugybė idėjų, bet jas visas, jeigu išgryninus, tai man asmeniškai atrodo, kad tinkamiausias modelis yra vadinamas šveicariškas modelis. Ir kodėl šveicariškas, tai čia ilga kalba, bet mes tiesiog davėm apklausą visuomeniai, kokios tautos ir valstybės modelis labiausiai tinkamas būtų, kurį Lietuvai vertėtų kopijuoti. Tai ten buvo pasiūlyta daugybė valstybių ir į top 5 pateko tokie pavyzdžiai kaip Japonija, Izraelis, Singapūras, Šveicarija, Suomija. Maždaug toks sąrašas. Ir į pirmą vietą pateko Šveicarija, kas man buvo visiškai netikėta. Dauguma nubalsavo, kad jeigu Lietuva pradėtų darytis, virstų į Šveicariją ten daugeliu atžvilgių, tai tada sustotų ir emigracija, ir demografija, ir ekonomika. Ta prasme, tada galimas yra Lietuvos stebuklas. Tai aš šitą įvardinau tokiu būdu, kad Lietuva turi sąlyginai 8, sakykime, opas ar ligas ar kažkokias žaizdas savo kūne. Ir šveicariškas modelis, jisai visas tas ligas ar žaizdas vienu lopu dideliu uždengia ir užgydo. Kad ten yra tai, ko labiausiai trūksta Lietuvai. Kodėl taip yra? Aš nežinau, neaišku, sunku pasakyti, kodėl būtent šveicariškas, bet taip gavosi iš tų tyrimų. Tai buvo didelis siurprizas man. Ir aš po to aiškinausi, kodėl šveicarai, kodėl jie tokie ypatingi, tai tada išryškėjo iš esmės vienas stiprus faktorius, kad šveicariška krikščionybės forma ar vakarietiška religija, kas yra vakarų pasaulio religija, yra krikščionybė, ten gali visi vadinti krikščionišką tradiciją, kultūrą, ten judėjo krikščionišką tradiciją. Tai jų variantas yra pats radikaliausias, pats stipriausias iš visų kitų Europoje ir Amerikoje esančių krikščionybės formų. Ir konkrečiai tai yra tam tikra kalvinizmo, taip sakant, buvo pradinė krikščionybė, iš jos atskilo katalikai, iš katalikų atskilo protestantai, iš protestantų Liuterio protestantų atskilo Kalvino linija, ir Kalvino linija yra šiaip pati radikaliausia, ir jos viduj yra tam tikri anabaptistai, menonitai ir konkrečiai amišai. Bet šitie amišai, jie yra šveicarų kilmės krikščionys, kurie gyvena Amerikoje, ir jų yra ten nemažai, tai jų gimstamumas yra pats didžiausias vakarų civilizacijai. Jis yra didesnis net negu islamo. Islamo gimstamumas ten svyruoja nuo 2 iki 5, o amišų yra apie 6,5 vaiko vienai moteriai. Tai mes, kitaip sakant, čia šalia turim pavyzdį tokį ir jį galim kopijuoti kažkokiu tai būdu. Tai jų gimstamumas yra 5 kart stipresnis negu lietuvių. O jų gyvenimo būdas yra labai kuklus, labai moderuotas, sakykime, labai toks asketiškas, galima sakyti. Ir jų bendruomenė yra nepaprastai stipri, jie nenaudoja medijos, jie nenaudoja žiniasklaidos, jie nenaudoja interneto, laikraščių, žurnalų. Tai reiškia, kad jiem neįmanoma... Automobilių jie nelabai naudoja, ar ne? Taip, ten daug dalykų jie nenaudoja, bet žiūrint iš ideologinės perspektyvos, jų smegenis išplauti yra neįmanoma. Jie turi švarias smegenis. Tai va, tai tokia bendra... Kiek pamenu toksai iš amišų įdomų dalyką, kad apsispręsti jiem duodami 1 metai, pilnametystės, 17 ar 18 būdamas, jis yra laisvas keliauti po pasaulį, patirti visas nuodėmes ir paskui grįžęs jis arba prisiekia būti amišu, arba jis lieka laisvojo pasaulio, kaip sakant, žmogus jau to. Tai įdomi ta visa tradicija. Tai, bet aš dabar galvoju, tai jeigu eiti tuo keliu, tai mums reikia skubiai išjungti tą, kaip čia, eurovizinę transliaciją ir pradėti rūpintis tikrais dalykais, o ne blizgučiais.
Na, tai taip, bet, sakykime, per visas tas diskusijas, kai mes darėm Seime, tai buvo prieita prie tokios išvados, kad užtektų, kad bent tam tikra bendruomenė atsirastų, bent viena, kuri, sakykime, kaip jinai ten kultūriškai ir ekonomiškai elgsis, ar neišlaikys tą lietuvišką modelį, ar ne, čia jų nesmė. Vienintelis dalykas, sakykime, gal du dalykai vertingi yra lietuviškumo požiūriu, tai yra visų pirma išsaugot pilnai lietuvių kalbą, tai yra didžiausia vertybė, o ją išlaikyti už lietuviškos teritorijos ribų ar už lietuviškos bendruomenės ribų yra sunku. Sakykime, jeigu lietuviai gyvena Čikagoje, tai jie per dešimtmečius po truputį amerikonėja. Arba, sakykime, mes tą matom Pietų Amerikoje. Tie lietuviai jau nebekalba lietuviškai, kurie ten emigravo. Tai daugiausia šansų, kad lietuviškumas išliks tėvynėje, ten, kur lietuvių, sakykime, didžiausia bendruomenė ir koncentracija. Tai net jeigu Lietuvos teritorijoje didžioji dalis lietuvių laipsniškai emigruotų ar išmirtų, tai jeigu būtų bent viena kokybiška stipri bendruomenė, sąlyginai ten 1000 ar 10 000, iš jų gali atgimti vėl, sakykime, nusirezetinti ar nusinulinti tokia tauta, bet jinai jau kultūriškai bus visiškai kitokia. Jinai tiesiog išlaikys tos du pagrindinius elementus - teritoriją ir kalbą. Tai, na, kitaip sakant, ir tą genofondą. Ir genofondas išliks tas pat, aš ne genetiškai išliks lietuviai, bet šitie du elementai svarbiausia. Tai, tai reiškia, kad tokiu atveju reikia daryti auką, reikia aukoti kažkokią tai kultūrinę išorinę dalį, bet išlaikyti patį svarbiausią branduolį, tai yra kalbą ir teritoriją. O tai aš kito kelio nematau. Ir iš visų variantų nagrinėtų šitas yra realiausias. Dabar dar čia tokia crazy idėja buvo, kad apskritai Lietuva galėtų pasiskelbti Šveicarijos anklavų. Taip kaip yra anklavai, sakykime, Kaliningradas yra Rusijos anklavas, arba Aliaska yra Amerikos JAV anklavas, ar ne, tai lietuviai galėtų tapti Šveicarijos valstybės dalim, anklavų. Dar vienu kantonu, reiškia, šveicarišku. Dar vienu kantonu, būtent. Aš tą patį ir turiu galvoje. Dar vienu kantonu. Ir taip oficialiai Šveicarija, bet lietuviškai kalbančią ir išliekančią teritoriškai Lietuvoje. Kalba jam tai nebūtų problema, nes jie turi tą mažą dalį retoromanų kalbančią irgi bendruomenę, tai visai kaip ir įmanomas dalykas. Tomai, paminėjot, aš trupučiuką, nes pabėgsim tolyn. Jūs paminėjot 8 ligas, kad aptikot, ar ne? Man baisiai įdomu, kokios tas lygos, kaip jūs įvardinot, tas 8 pagrindinės Lietuvos ligas? Aš dabar po ranka neturiu ir neatsimenu, čia reikia ištraukti ištisą didžiulį dokumentą, kurį mes nagrinėjom, bet ten aš tik tai dabar labai taip spontaniškai galiu prisiminti, bet aš jos vardinčiau atvirkštiniu būdu, ne negatyviniu, bet pozityviniu. Ne kaip ligas, bet kaip sveikatas, arba kaip šveicariškus atitikmenis, tos vaistus, ar ne? Tai vienas iš pagrindinių yra valdymo forma, tai yra, ten mes turim tą tokią tikrą tiesioginę demokratiją Šveicarijoje. Lietuvoje tiesioginės demokratijos nėra. Su labai stipriu referendumu. Taip. Tai toliau, jeigu aš gerai pamenu, tai čia iš tos pačios, kaip sakant, operos, tai berods šveicarai taip pat turi parlamentą iš 2 rūmų. Lietuva turi 1 rūmų parlamentą. Aš manau, ir kiek aš žinau, tai stiprios valstybės turi 2 rūmų parlamentą ir tai yra panašu į žmogaus 2 smegenų pusrutulius, kurių vienas kitą kompensuoja arba neleidžia nuklysti. Aš tyrinėjau įdėmiai Britų parlamentą Londone, labai domėjausi jo funkcijomis, kaip jis yra padarytas, tai jie šitą labai rimtai pabrėžia, kad
jeigu vieneri rūmai nuklysta ir padaro klaidas, tai kiti rūmai, jie daro labai dėmesingą, labai atidų kruopštų tyrimą tų įstatymų projektų ir neleidžia jiem išleisti šlamšto. Tai Britai išleidžia per metus tik tai 50 įstatymų arba atnaujinimo. O Lietuva išleidžia, jeigu aš neklystu, ten ar 1000 kartų, ar virš 1000. Tai prasme išleidžia beprotišką kiekį įstatymų taisymų, tas reiškia, kad yra šiukšlės, tai ne įstatymai. Neįmanoma išleisti tiek kokybiškų įstatymų. Britai tik 50 išleidžia. O čia 1000 ar 2000, ten kažkokį tai nesuvokiamą kiekį. Tai reiškia, kad tas parlamentas veikia nekokybiškai. Ir tai čia dar vienas taisymas, po to neutralitetas, politinis valstybinis neutralitetas šveicaro. Toliau trečias dalykas tai yra, kad tai yra valstybė ginkluota iki dantų. Jie kaip ten vadina, tai yra... Labai vienas geras toksai buvo pastebėjimas su bičiuliais, kalbant apie tą šveicarišką apsiginklavimą. Sako, žinot, politikai visiškai kitaip elgiasi, nori, nenori, jie visiškai kitaip elgiasi, kai žino, kad iš kiekvieno lango tuoj pat gali išlysti šautuvas. Ir iš tikrųjų natūralu pamatyti važiuojantį vyrą su dviračiu, užsidėjusi šautuvą, tiesiog vakare pašaudyti kur nors į tyrą. Tai yra normalus dalykas Šveicarijoje pamatyti kur nors kaime. Taip, tai čia trečias punktas ir jis yra prilygdamas Izraeliui ir kitoms šalim, kuriuose yra labai, ta prasme, mažos, bet labai pavojingos, labai agresyvios valstybės. Ir niekas nenori ten kelt kojas į jas. Toliau ketvirtas faktorius arba, sakykime, gydymas, tai yra, kad tai yra nepaprastai stipri tvarka toj valstybei. Pavyzdžiui, šveicarai, vokiečiai turi labai stiprią tvarkos tradiciją. Ir ta tvarka yra ir buitiniam, ūkiniam lygyje, daiktų lygyje, ten gatvės, miestai yra tvarkingi, namai tvarkingi, viduj buitis tvarkinga. Ir tai leidžia palaikyti tvarką ir galvoj. Ir organizuoti darbą daug aukštesniam lygiai, produktyvumas didesnis. Tai Lietuvoje yra labai didelė netvarka buityje, daugybė sričių. Čia užteko man taip nugirsti, reiškia, vieno mano draugo pasakojimus, kaip jisai sako, jis turi neįgalų vaiką ir jisai vežioja gatvėmis mieste, sakykime, jis turi užmigdyti. Ir jeigu gatvė yra nelygi, tai prasme, asfaltas yra netvarkingas, tas vaikas pabunda. Arba aš va čia žiūrėjau per langą savo namuose, mačiau, kaip sena moteris vežė savo vyrą neįgalų vežimėlyje. Ir aš mačiau, kaip jai sunku yra vežti per labai netvarkingą šaligatvio paviršių. Tai va tokie dalykai jie susideda į bendrą visumą ir jie trukdo tiesiog, trukdo gyventi normaliai. Tai čia dar vienas faktorius. Toliau labai įdomus momentas, kuris vėliau galbūt buvo nuginčytas, bet galbūt pasikeitė Šveicarijoje tas aspektas, bet kažkada anksčiau buvo tokia tvarka, kad po mokyklos apie 80% vaikų, abiturientų, jie neidavo į aukštąsias mokyklas, o eidavo į amatus ir kurdavo šeimas. Ir tai leido jiem iškart po mokyklos jau gimdyti vaikus, dirbti, turėti pajamas. Ir jeigu kažkam iš jų reikėdavo, jie vakarinių laikų studijuodavo aukštosiose mokyklose. Bet tik tai apie 20% vaikų, abiturientų, eidavo bent jau, sakykime, į universitetus, kas buvo laikoma norma, sveika norma. Lietuvoje yra vos net atvirkščiai. Čia dėl to, kad Lietuva turėjo karus ir nepriteklių, didžioji dalis tėvų prievartavo savo vaikus, kad jie po mokyklų stotų į universitetus. Ir mes puikiai žinome, kad yra perprodukcija
aukštųjų mokyklų studentų yra perprodukcija teisininkų ir taip toliau kitų profesijų. Trūksta paprastų, sakykime, statybininkų ir tai yra nenormalu, taip neturi būti. Vaikai jaučiasi prievartaujami, baigę tos universitetus, jie nežino, ką su tais diplomais daryti, nes jų ne tas lygis, jiems reikia matais užsiimti. Ir panašiai ir taip toliau. Tai va, aš po ranką neturiu, šiaip galėčiau išsitraukti tą dokumentą ir gal dar daugiau pavardinti, bet... Man pasirodo, tai visiškai įdomi tema, tai jūs vis tiek savo platformose tai rašo, tai aš tikrai manau, kad sulauktų skaitytojų dėmesio, žiūrėtojų dėmesio šitą temą, nes man atrodo iš tikrųjų tie, kaip čia pasakyti, tie patarimai Lietuvai, kaip jie ieškoti to savo kelio, jie yra ypač vertingi. Čia įdomus klausimas, nes aš kaip suprantu, tai pagrindinė problema, ar lietuvių tautoje yra subjektas, ar yra asmuo, ar yra kolektyvinė sąmonė kažkokia minimali, kuri galėtų tos pokyčius padaryti, kurie iš viso šitas reikalas rūpė. Nes kiek aš iki šiol nagrinėjau, tai man sudarė vaizdas, kad nėra su ko kalbėti. Ir įvairių sociologiniai tyrimai ir modeliai sako, kad norint, kad visuomenė išliktų, joje turi būti bent 5 žmonės, kurie mąsto vieningai ir vieni už kitus pasiruošę guldyti galvas. Jeigu tokios komandos neįmanoma padaryti, tai ta visuomenė negali išgyventi. Tai čia tokie naujieji signatarai Lietuvos turėtų būti, kurie, kaip sakant, sukuria iš naujo kažką tai, kas užduoda toną toliau tam atsišviežinimui. Taip, iš principo taip. Tai yra, kitaip kalbant, tai yra nauji Basanavičiai ir nauji tautos tėvai. Ir aš turėjau pokalbių, kol dar gyvas buvo Ozolas, aš su juo nemažai bendravau. Tai aš tik vėliau radau jo video įrašą, kuriame jisai pasakė, kad kažkaip tai kovo 11 yra mirusi. Jisai tą pasakė ten, nežinau, 5 ar 10 metų po nepriklausomybės, kad tas darbas buvo darytas tuščiai. Ar kažkaip panašiai, gal aš čia perfrazuoju neteisingai, bet sakykime, vien žinant iš demografinės perspektyvos žiūrint į Lietuvą, tai Lietuva po nepriklausomybės 2 metus, galima sakyti, buvo gyva. 93 metais prasidėjo demografinė katastrofa, lietuviai pradėjo masiškai migruoti ir tai rodo, kad įvyko kažkoks lūžis, kažkoks blogas lūžis, kažkoks negatyvus posūkis. Kodėl jis įvyko, čia atskira didelė kalba, bet tai reiškia, kad tą procesą reikia kažkaip perstartuoti, jeigu jį dar įmanoma perstartuoti, jeigu tai iš viso yra įmanoma padaryti. Tai čia tokia didelė kompleksinė problema, čia yra ne vėl alkoholizmas, alkoholizmas yra tik vienas iš, sakykime, tokių simptomų tos problemos, o pati priežastis yra labai giliai ir mano akim žiūrint, tai čia yra pasaulėžiūros problema. Nes jeigu pasaulėžiūra silpna, nekokybiška, atitrūkus nuo laiko, kaip anglai sako, outdated, tai aplinkui viskas verda ir konkuliuoja, daugybė tautų daro daugybę projektų ir šita visuomenė tampa nekonkurencinga. Jeigu nekonkurencinga, konkuruoja kitos. Tai iš tos perspektyvos žiūrint, ką, sakykime, lietuvių tauta turėtų daryti, kaip visuma, kaip kolektyvas, jinai turėtų gaminti ar kurti kažkokį tai, sakykime, unikalų produktą, kurio pagalba jinai tarnautų visai likusiai žmonijai. Žmonija yra 2000 kart didesnė už Lietuvą, už lietuvius. Na, sakykime, už Lietuvą. Tai reiškia, kad kiekvienas iš mūsų turime rinką 2000 klientų, potencialių klientų globaliai. Tai ką aš
turėčiau gaminti kokį produktą, kad kažkas iš tų 2000 klientų visam pasauliui jį pirktų ir taip aš galėčiau išlaikyti save ir savo šeimą. Tai vat, lietuviai neturi tokio produkto. Kiekviena tauta paprastai jinai turi kažkokį tai profesinę specializaciją, gamina kažką, kūrė kažką tokio, ko nekūrė kito. Tai prasme, turi savo pašaukimą arba misiją. Sakykime, ten prancūzai, italai, jie yra geriausi pasaulyje specialistai madose, dizaine ir estetikoje. Niekas taip nedaro nuostabiai kaip jie. Ten rusai specializuojasi gamtos ištekliuose. Sakykime, japonai gamina pačias tobuliausias technologijas. Jie nupirko iš vakarų visus technologinius geriausius patentus ir padarė viską tą patį, bet tobulai. Vakariečiai nepadarė tobulai, o japonai padarė tobulai. Tai kinai, sakykime, užsima didysis pasaulio fabrikas, kur yra visa gamyba. O lietuviai ką daro? Kokia yra koks jų vaidmuo globaliai? Jie lazerius gamina? Kiek tų lazerių gamina? Ar pakanka to? Gal tai yra lazeriai, aš nežinau. Gal jie dronus gali gaminti? Jie tarpukaryje gamino pasaulinio lygio lėktuvus. Kaune buvo 1000 pasaulinio lygio aviacijos inžinierių konstruktorių biuras. Tai ar čia yra jų? Tarybiniais laikais lietuviai gamino sviestą ir pieną, ir mėsą pirko visą Rusiją, visą Tarybų sąjungą. Dabar, jeigu LDK laikais lietuviai buvo kariai, mes iki šiol turim senąją lietuvių vėliavą, kurioje yra karys, ar ne, ant žirgo. Tai čia galėtų būti mūsų pašaukimas, bet ar taip yra šiandien? Tai kas yra mūsų pašaukimas? Jeigu mes neturim pašaukimo, neturim vaidmens, neturim produkto, tai niekam mes neįdomus. Tai mes, tai prasme, tokia atveju tik parazitai kažkokie, kurie nieko nekuria, o vartoja gamtos išteklius. Tai todėl tą teritoriją nori suvalgyti kiti, kurie yra aktyvesni, slavai ar ten kažkokie Bangladešai ir muslimai ar dar kažkas. Tai jie užims mūsų teritoriją, nes jie yra produktyvesni, jie gimdo daugiau vaikų, jie gyvena aktyviau, o mes ne. Tai va šitaip reikia mąstyti, kad mes turim rasti kažkokį bendrą kolektyvinį produktą, pasiaukojimo formą, tarnystės formą, kuo mes tarnaujam žmonijai. Tada gamta mums neleis išnykti. Jeigu mes nykstam, reiškia, mes esam viltėdžiai. Gamtos požiūriu. Ne mūsų. Ir naikinamės ir per priklausomybės patys save sunaikinam. Taip. Tai prasme, čia yra toks atsisveikinimo balius alkoholizmo. Liūdna pabaiga. Liūdna pabaiga. Na, iš tikrųjų, gerokai pasikalbėjom beveik visą valandą ir kažkaip iš to, liktai, žinot, kažkada buvo Klaipėdoje tokia politinė reklama, kad arba išdrįs gyventi kaip Londone, išdrįs gyventi kaip Amsterdame, kad nereikėtų gyventi kaip Minske. Klaipėdos liberalai, atsimenu, buvo sugalvoję tokią reklamą ir labai jie didžiavosi. Tai iš to, ką mes pakalbėjom, Lietuvai reikia išdrįsti gyventi kaip Šveicarijai arba išnykti visai. Arba iš tikrųjų tada negyventi visai. Čia net dar baisiau skamba negu ta reklama. Bet vis dėlto norisi kažkaip tai nuleisti tą į tokį personalinį, į vieno žmogaus lygį, nes dabar mūsų pasiklausius, tai ką atrodo, arba iš tikrųjų tada, geriu ir tiek, arba vis tiek turiu atrasti kažką savyje, kas man leidžia bent save kaip individą gelbėti iš šitos situacijos. Tai greičiausiai net, aš nežinau, ar tiek ilgai ir taip galvodami žmonės tiesiog susirenka daiktus ir išvažiuoja iš Lietuvos. Greičiausiai tai yra gelbėjimas irgi savęs, nes nenori jaučia kažkokią tai negandą artėjančią ir traukiasi iš tos vietos. Bet kitas dalykas yra vis dėlto surasti savį kažkokią tai, kažkokį tikėjimą ir išlaikyti save kaip individą, o ne nusitašyti čia vietoje ir laukti tų nelaimingų laidotuvių.
Na, aš taip, pavyzdžiui, kas mane ištraukė iš tų visų liūdesių, tai aš praėjau ilgą kelią ir aš, sakykime, siūlyčiau tokį, kaip anglai sako, shortcut, tai prasme, tokį peršokant visas tas gimdymo kančias ir tas tarpinės stadijas daryti iš karto tą galutinį atradimą. Tai čia panašiai kaip Indija. Indija nenaudojo tarpinių interneto technologijų, o iš karto įdiegė optinius kabelius visoje Indijoje. Pačią geriausią technologiją ir turi didžiausią greitaveiką internetinę. Europiečiai ėjo per visas stadijas, ten turėjo vėl ardyti per naują, vėl montuoti, jiems kainavo brangiai. Tai šiuo atveju aš studijavau 5 universitetuose, net ne 5, 6. Keičiau profesijas, ilgai labai ieškojau, trumpai kalbant, studijavau daug akademinio mokslo, po to supratau, kad jis turi ribą, kad akademinis mokslas, kaip jisai pats sako, jisai supranta tik 5% realybės. 95% realybės mokslo yra nežinomi. Ir čia fizikai šitą sako, konkrečiai ten dalelių fizika, kai kalbama apie tamsią materiją ir tamsią energiją. Ir aš tada pradėjau studijuoti filosofiją, o po to aš pradėjau studijuoti religijas ir mitologijas. Tai antra fazė studijų mane privedė, aš ištyrinėjau praktiškai visas pasaulio išminties sistemas ir aš radau, kad iš tikrųjų už jų visų yra viena tikra amžina, labai stipri, galima sakyti, pilnavertė sistema. Ir tą sistemą verta imti ir naudoti iš karto, pereinant visus tos gimdymus. Bet problema ta, kad didžioji dalis visuomenės Lietuvoje ir vakarų civilizacijų yra sekuliarizuota, paprastai kalbant, yra ateistiškai mąstanti, ir tu šito jiem negali sakyti, nes jiems tai nepriimtina. Ta prasme, jų smegenys yra dėtas priešingas mąstymas. Tai tik tai katastrofinė situacija, jos priverčia mąstyti, kai priartėja prie mirties, prie demografinės katastrofos, jie pradeda klausyti. Tai paprastai kalbant, tai reiškia, kad reikia išmesti iš galvos ateizmą ir instaliuoti tikėjimą. O tikėjimo meniu, variantų, produktų yra grubiai 9 žmonės dabartiniu metu, tai iš jų rinktis patys stipriausia. Aš nesakysiu, kurie, čia jau kiekvienas pats tegul pasigilina. Tai šveicarai tą pavyzdį jie įrodo, tik tai jų atveju tai yra vienas iš pavyzdžių, vienas iš tokių analogų, ką aš turiu omeny. Kitaip tariant, žmogus turi tapti dievo baimingas, tada jisai gali ieškoti kelių, kaip atsispirti kitoms ydoms, kurios griauna. Tai ne taip, kad dievo baimiškas, čia aišku teisinga mintis, bet smegenys veikia tiesos pagrindu. Tiesa yra maistas reikalingas smegenim. Jeigu smegenys negauna teisingos informacijos, tai jos gyvena įtampoje ir vidiniam konflikte. Vidinį konfliktą išsprendžia tik tiesos žinojimas. Tai jeigu mokslas atsako tik 5% informacijos, tai nepakanka, kad žmogus turėtų pilnavertį realybės suvokimą. Kitaip sakant, jo galvoje yra 5% tiesos ir 95% tuštuma arba melas. Jis nesuvokia nei savęs, nei to, kur jis yra. O išminties mokymai, tikybos, jos užpildo tą trūkstamą grandį, jos paaiškina, kaip realybė yra sukurta. Bet ten atsako stipriau, silpniau, ten jau niuansai yra. Bet kaip visuma, tos senos išminties tradicijos, jos atsako daug kartų geriau į šitus gyvenimo prasmės savęs pažinimo klausimus, negu pats šiuolaikiškiausias, moderniausias mokslas, kuris iš tikrųjų organizuoja buitį, bet ne vidų žmogaus. Mokslas organizuoja išoriniai žmogaus gyvenimą, bet ne vidiniai. Vidinio atsakymų neduoda.
Tai vad reikia gauti tos vidinius atsakymus, jų gauti daug ir sočiai, tada tik tai žmogus nustoja gerti. Tada jisai turi prasme, turi džiaugsmą, turi savivertę, gyvenimo planą, svajonės, tada jam norisi vaikų turėti, norisi šeimą turėti, norisi mylėti žmoną, norisi savim rūpintis ir taip toliau. Mokslas šito neduoda. Mokslo paskirtis yra visiškai kita. Paprastai kalbant, tai yra įranga, infrastruktūra skirta žmonės padaryti darbuotojais, funkcijomis, kurie gamina kokybišką buitį. Ir viskas, ir nieko daugiau. Tai prasme, organizuoja fizinio, mechaninio, materialaus gyvenimo visų. Biorobotai. Nėra tame nieko blogo, taip ir yra, taip gamta yra sukūrus, bet to nepakanka, kad žmogus turėtų gyvenimo prasme, reikalinga ir vidinė prasme, ne tik išorinė tvarka, ne tik išorinis komfortas. Jis iš dviejų dalių, paprastai kalbant, viena smegenų pusė yra organizuota jo vidiniam dvasiniam gyvenimui, o kita yra išoriniam fiziniam materialiam gyvenimui. Tik tai kartu jos duoda džiaugsmo, laimę ir pilnatvę. Jeigu yra tik dvasinė, žmogus degraduoja fiziškai, jo sveikata sugriūva, jis perdega. Jeigu yra tik tai materialiai, jis patenka į depresiją. Jis turi abi šitas pusės suorganizuoti teisingai. Tai čia ir yra problema, kad lietuvių atveju jie turi organizuotą visai neblogą buitį, komfortą, gerbuvį, namus, automobilius ir taip toliau, bet vidinis gyvenimas ir katastrofiškas. Yra labai blogas vidinis gyvenimas, labai silpnas. Nėra atsakymų svarbiausių gyvenimo. Vat kur problema. Ir jos abu reikia sutvarkyti, ir vieną ir kitą. Materija irgi turi būti sutvarkyta, bet šiuo atveju mums trūksta tos vidinės komponentės. Asmenybinės problemos yra didžiulės, vidinės problemos didžiulės. Yra streso, depresijų, sakykime, epidemija Lietuvoje. Savižudybių rekordas, vienas iš didžiausių. Lietuva yra viena iš daugiausiai savižudybių turinčių šalių pasaulyje. Jau vien to pakanka, vien šito parametrų žiūrint. Bet iš tikrųjų, jeigu tai paklausi žmogaus, tai dėl ko tas stresas atsiranda, tai jie formuluosgi dėl to, kad nespėja kažko padaryti darbe, kad per mažai daiktų, kad negali sau leisti kažko įsigyti, kad turi daug norų, bet negali jų patenkinti šiandien. Taigi taip, aš abejoju, ar mes sulauktume atsakymo, kad, žinai, aš labai prastai jaučiuosi, nes jau 10 metų ieškau kažkaip savy tikėjimo ir niekaip negaliu atrasti. Aš tiesas pasakius, nežinau, dabar net neatsimenu tokio pokalbio, kad kas būtų man taip sakęs. O dažnai girdžiu, kad, man reikia dabar keisti automobilį, man reikia daryti tą, tvarkyti buitį ir aš nespėju ir darbas mane slegia nuo 8 iki 5 ir tik tai apie tai. Tai čia šiaip tai viskas tvarko, viskas būtų labai gerai, bet problema yra matematikoje. Žmonės paprastų dalykų negali suskaičiuoti. Jie nemato visumos, jie nemato savęs kaip visumos ir gyvenimo kaip visumos. Ir jie nepadaro audito, sakykime, iš biudžeto ir finansų valdymo perspektyvos. Netgi šitos perspektyvos žiūrint, žmonės daro emocinius pirkimus. Jie neturi biudžeto, jie neturi plano pajamų, taupimo ir išlaidų. Vien tik tai iš finansinės perspektyvos žiūrint, jie gyvena žiurkių rate. Kodėl? Todėl, kad gyvenimo valdymas iš finansinės perspektyvos, o finansai tai yra, galima sakyti, energetinis aspektas, arba finansai tai yra socialinis kraujas. Tai jeigu organizme kraujo yra per daug arba per mažai, jo yra neteisinga proporcija, organizmas serga. Jeigu yra nenormai kraujo kiekis, ar ne? Arba bet kurių kitų medžiagų. Tai šiuo atveju lietuviai, jie yra užsiciklinę tame energetinio kraujo, socialinio kraujo, tai yra pinigų gamyboje, ir jie tampa vergais po pinigų.
Čia panašiai kaip, sakykime, žmogus įsigyja, nori nusipirkti būstą, tarkim, gimsta vaikai, nori nusipirkti būstą arba automobilį, ar ne? Jisai eina pirkti nepasiskaičiavęs įdėmiai, kiek iš tikrųjų reikia, kiek jis pinigų turi, kiek jis turi sveikatos, kokiam laikotarpiu jisai pirks, jis nepadaro jokios rimtos analizės, užkliūva ant nekilnojamo turto pardavėjų kabliuko, jie jam įsiūlo namą, būstą, kuris yra, sakykime, 15% brangesnis arba kokybiškesnis, negu jam realiai reikia. Ir, ne? Ir tie plus 15% jį ir įsuka į tą žiurkių ratą. O tas pats galioja visose kitose srityse. Perkant automobilį, perkant kažkokią kelionę ir taip toliau. Tai jeigu tu viską taip suskaičiuosi, tu pamatysi, kad visur nuteka tie plus 15% ir tada persisveria viskas taip, kad žmogus tampa vergu šitų daiktų, kuriem taip turėtų malonumą, jis realiai tampa aptarnaujančių personalų namo, o ne namas jį aptarnauja. Ir jeigu vyksta karas, tai jis to namo palikti negali. Jis negali pabėgti su savo šeima, nes jis prisirišęs prie to namo. Ir jis tokiu būdu žuvo. Tai va taip žuvo milijonai žmonių karo metu, Antrojo pasaulinio karo metu. Jie negalėjo savo būstų palikti. Todėl, kad jie emociškai prisirišę prie tų daiktų. Tie daiktai gražus, kokybiški, nuostabus, juos įdėta daug kraujo ir energijos ir jis psichologiškai yra vergas. Tai va, tai ta vergovė, jinai yra išsprendžiama tik tai protų, tik tai skaičiavimu, tik labai griežtų matavimų, kad visi tie plus 15 sąlyginių procentų turi būti visur sukontroliuoti, neturi būti šitų nutekėjimo. Jeigu žiūrėti ekonomisto požiūriu, buhalterio požiūriu, ar ne, tai 1 cento negalima praleisti, nes jis po to, kai susideda per daug procesų, atveda į bankrotą. Tai va šitaip žmonės, jie, galima sakyti taip, jie ateina į emocinį bankrotą, kadangi jie įdėmiai nestebi pagundų, kai juos gundo įsigyti kažką naują, gražaus, estetiško, įspūdingo, jaudinačio, jie pakliūva ant to kabliuko ir tokiu būdu jie atsidūrė tam žiurkių rate. Kitaip sakant, tai reiškia, kad tie žmonės, jie neturi savo viduj valios, jie nekontroliuoja patys savęs, nekontroliuoja savo jausmų, savo emocijų. Tai va taip, tai čia yra savęs nepažinimo pasekmė, visa šita lakstysena. O žiūrint paprastų žvilgsnių, tai reiškia, kad tai yra suaugę žmonės, kuriems, sakykime, nuo 40 iki 80 metų, bet emociniam lygiai jie yra vaikai. Jiem reikia žaislų. Ir tie žaislai tai yra buitis, komfortas, motociklai, ten vilos, ten ežerai ir taip toliau. O realybėj, jų gyvenimui, jų gyvybei reikia, sakykime, 15-40% mažiau. Ir jie tokiu būdu tą naštą patys ir užsideda per savo nedėmesingumą. O ant viso šito yra visa industrija. Sakykime, marketingo srity, kas yra daroma, tarkime, didžiuosiuose prekybos centruose. Aš esu vieną kartą daręs galimybių studiją, tokiam kaip Akropoliai. Lietuvoje trūksta pramogų centrų, pramogų ir prekybos centrų pagal regioną. Šaltam regione jų reikia žymiai daugiau. Tai aš sužinau įdomų dalyką, kad prekės parduotuvės yra taip gudriai sudėliotos, aukščiai, trajektorijos, taip kaip vaikšto pirkėjai jie į prekybos centrus. Viskas yra labai gerai pragalvota. Taip, kad jie išleistų papildomus 25% pinigų. Nes jeigu žmogus ateina su sąrašu, kad jiem reikia nusipirkti kasdieninės vartojimo prekių, maisto, ar ne, tai jisai išleistų 25% mažiau pinigų, jeigu pagal sąrašą pirktų. Bet kai jis ateina ir pradeda žiūrėti, jisai išleidžia dar 1/4 pinigų daugiau. Tai čia yra aukso vertė visom šitom prekybos kompanijom. Ir tas pat vyksta su visų gyvenimu. Tie papildomi 25% žmogų padaro vergu. Todėl, kad jis nemąsto. Jam realiai reikia mažiau, reikia 25% mažiau. Tikram, realiam, kokybiškam gyvenimui. Ir jisai nesupranta, kad reikia nupjauti dalį, sakykime, sąlyginai 1/4 norų reikia nupjauti, reikia aukoti.
jie tave padaro vergu. Vat kur yra subtili gili dalis. Ir čia ekonomistai šitą labai gerai žino. Šitus niuansus iš to daromi multimilijardiniai bizniai. Trilijoniniai bizniai. Tai va, tai čia proto trūkumas yra, išminties trūkumas, neišmanimas, pasidavimas socialiniam spaudimui ir daugybė kitų socialinių problemų. Ta prasme, tai reiškia, kad visuomenė yra nebrandi. Tai analogiškai buvo LDK laikais. LDK laikais Lietuvos elitas, Lietuvos valdovai to laikotarpio, čia ne mano žodžiai, aš tą girdėjau iš profesionalių istorikų, kurie domėjosi to laikotarpio Lietuvos ir Lenkijos gyvenimo. Lietuvos valdovai, lyderiai tuo metu, ką jie padarė? Jie pragėrė Lietuvos iždą. Tai va, galima sakyti, nuo to laikotarpio prasidėjo didžiulė dalis Lietuvos problemų. Arba galima laikyti, kad tai buvo visada, kad šitoj tautoj žmonės neturėjo valios. Ir ta tradicija persidavė iki šiol, todėl ta tauta yra tokia maža. Norint būti sveika stipria tauta, reikalinga yra valia. Reikia žinot, kas tai yra, kaip jinai lavinama, kur yra jinai, kas čia per jėga vidinė. Tai pas lietuvius nėra jos. Ir tas matosi iš visų parametrų, iš visų lygių. Daugybė tautų kritikuoja lietuvius dėl tokių neišmanimų ir tokių, sakykime, charakterio silpnumo. Tai reikia charakterį lavinti, o charakterio lavinimas yra subtopikas, yra tema viduj pasaulėžiūros. Pasaulėžiūra, jeigu silpna, tai ir charakteris silpnas. Nes čia yra visos tos pasaulėžiūros platformos komponentė. Tai yra asmenybės ugdymas. Ugdymas susideda iš charakterio savybių formavimo ir tai yra rimtas didelis darbas. Tai čia yra visa pedagogika, visa andragogika, čia yra pamatiniai elementai, kaip tai daryti. Ir pas lietuvius to nėra, tas nėra daroma. Švietimo sistema to nedaro, privačios mokyklos tą daro labai silpnai. Vienas iš pagrindinių būdų, kaip tą daro kitos stiprios valstybės, tai yra steigia elitinės mokyklas. Tai yra Eatono koledžo pavyzdys. Stipriausia vakarų civilizacijai berniukų elitinė mokykla yra šalia Londono, Vindzoro, karališka mokykla. Tai reikia pažiūrėti, kaip jie berniukus strojina, muštravio ir disciplinuoja, kaip jie juos tramdo, kaip jie iš jų daro tikrus vyriškus vyrus. Tai ten yra didžiulė sistema, kaip charakteris yra ugdoma. Pas mus to nėra, mes to nedarom. Tai buvo Smetonos laikais, tarpukaryje, buvo ten, kaip aš pamenu, gal kokios 4 berniukų gimnazijos Lietuvoje. Tai Lietuvoje dabar reiktų mažiausiai 8 tokių gimnazijų, kad tą valingąjį elementą atstatyti. Tai va, tai čia ta lakstysena dėl buities yra neišmanimas. Yra vergystė, yra žiurkių ratas. Va šitą reikia išsiaiškinti ir išspręsti. Jie 25% emocinių pirkimų, jie padaro visą šitą problemą. Čia taip sąlyginai vardinam, bet čia didžiulio išmanimo ir išminties, kad visa ta ekonomika, graikiškai ekonomika, tai yra namų ūkis. Ekonomika tai yra namų ūkis. Visa ta gyvenimo ekonomika, asmeninė ekonomika, dvasinė ekonomika, kad jie visą sutvarkyti teisingai suaudituoti ir kad tas įėjimas, išėjimas energijos, tas uždarbis, taupimas ir išlaidos, kad tai būtų sutvarkyta. Ne tik tai finansiniam lygyje, bet ir kitose lygiuose taip pat. Čia finansai turi tokia labai jau apčiuopiama analogija. Nu, tvarka, aš vis bandau grįžti prie to, pabaigai pokalbio, prie to žmogaus, kuris sėdi, žiūri ir greičiausiai pagal mano antraštės jisai įsijungia dažnai tas, kuris ir arba pats turi problemą, arba šalia kažkoks tai artimas žmogus turi tą problemą ir galvoja, dabar šitie du šiek tiek barzdoti vyrai pakalbėjo, bet ką man rytoj padaryti, arba ką man šį vakar padaryti, ar ką šį ryt man padaryti. Tai aš dabar galvoju, tai kokį čia patarimą pasakyti jam, atsisės žmogau tyliai
ir pabandyk atsakyti savo į klausimus, kur tu skubi ir kas tave greuna labai smarkiai. Ir kažkaip tai toj tyloj atbarstęs viską, kas nereikalinga, ten greičiausiai atrasi va tos visus buitinius ekonomikos reikalus, turi išvalyti tą lentyną ir ten padėti kažkiek tikėjimo, va ten į tas vietas sudėti tikėjimo, į kažkokį aukštesnį, į geresnį, net jeigu nenori į Dievą, tai bent į save kitokį. Nes be tikėjimo, tai vėl įsisuksi į žiurkių lentynės ir vėl pasileisi į tą, kaip jūs sakėt, gaudinių tą pirkinių, vaikštynių ratą. Na, man tai atrodo, kad čia, jeigu tęsiant tą pačią mintį, tai reikia užsiimti savęs pažinimu, reikia sustoti vieną kartą ir rimtai pradėti susipažinti, kas aš esu. Ir tas savęs pažinimas, jį galima išversti šiek tiek kitų kampų, kad, kaip sako didžiosios išminties tradicijos, tai pagrindinė, sakykime, gyvenimo prasmė arba moralinis imperatyvas yra mylėti artimą. Tai yra meilės įsakymas ir pasakyta, kad mylėk artimą kaip save. Tai reiškia, kad mes automatiškai save statom į pirmą vietą ir save kažkaip tai mylim. Mes esam savanaudžiai, kur pirmiausia yra mano, tai sako, mano marškiniai arčiau kūno. Bet pagal šitą principą reikia mokytis mylėti kitą. Ir va tokiu būdu užsisuka tas visas teisingas ratas santykių ir gyvenimo, atsiranda šeima, vaikai, visuomenė ir taip toliau. Tai tame, šitoje formulėje mylėk artimą kaip save, paslaptingoji dalis, o tai palauk, o tai kaip save mylėti? Tai ką aš turiu daryti? Tai aš vat ir sakyčiau, tai vat sustok ir mokykis mylėti save. Ok, nu tai kaip save mylėti? Tai vienas garsus išminčius, toks, tarp kitko iš Amsterdamo, pavardę Portnar, yra pasakęs, kad yra 4 žingsniai, kaip tai daryti. Tiksliau sakant, kaip mylėti artimą yra 4 žingsniai. Tai pirmas žingsnis tai yra, kad tu pirmiausia pažink ir pamilk savo vidinį žmogų. Tai čia, kitaip sakant, savo dvasinę ir psichologinę dalį pirmą pamilk ir susitvarkyk su ją. Paprastai kalbant, sutvarkyk savo nervais, ten išmok medituoti. Išmok, susirašyk savo svajonės didžiausias ir išsiaiškink savo pašaukimą. Ko tu iš tikrųjų labiausiai nori, ką tu labiausiai nori gyvenime daryti? Kokių dalykų tu labiausiai nori pasiekti per gyvenimą? Pasidaryk savo kažkokį tai gyvenimo tikslų sąrašą, planą bent dekadomis, bent kas 10 metų. Ką tu nori nuveikti bent vieną dalyką gyveninti kiekvieną dešimtmetį? Kiek tu nori gyventi? Ilgai ir trumpai? Ar tu nori gyventi 70 metų? Ar tu nori gyventi 120 metų, kiek duoda gamta? Ir susiaudituok savo norus. Čia labai svarbus momentas yra pasidaryti svajonių sąrašą ir išsiaiškinti, ko iš tikrųjų tu nori. Dabar daugybė žmonių arba konkrečiai vyrų gyvena nežinodami savo pašaukimo. Jie dirba darbe, kurio nekenčia, kuris jiem nepatinka. Tai tokiu atveju jie negali nei pinigų uždirbti normaliai, nei būti patenkinti. Tie, kurie randa pašaukimą, tą mylimą idealų darbą, jie malonumą gauna tiesiog iš pačio darbo proceso. Kai kurie iš jų sako, aš mokėčiau pinigus, kad man leistų tą darbą dirbti. O jeigu dar pinigus gauna, tai dviguba nauda, dvigubas malonumas yra. Tai jie savo malonumą duoda, klientam duoda malonumą arba naudą ir dar pinigus uždirba. Tai, sakykime, triguba nauda iš to. Ir tai va, tai čia yra tas mylėk save, savo vidinį žmogų. Dabar antras žingsnis yra, kai tu šitą padarysi, tada
pamilk ir susitvarkyk su savo išoriniu žmogum. Tai reiškia, susitvarkyk savo fizinį planą, fizinę sveikatą. Lietuviai gyvena labai nesveikai, daugelio atžvilgių. Ir mityba, ir daugybė dalykų yra tikrai labai blogai būklei. Dabar, tai po to yra, kaip sakant, antra fazė yra surkyti savo fiziniu planu, įskaitant buitį, įskaitant daiktus, ten taip toliau. Dabar trečias žingsnis yra, šituos du reikia sujungti, reikia suharmonizuoti, reikia suintegruoti tarpusavį, reikia padaryti tam tikrą balansą tarp to vidinio ir išorinio. Kitaip žodžiais kalbant, reikia subalansuoti dvasinį gyvenimą ir materialų gyvenimą. Galima dar kitaip pasakyti, balansą tarp asmeninio gyvenimo ir visuomeninio, arba tarp namų ir darbo. Tai ne visai tas pat, bet labai panašu. Tai čia trečia fazė. Jinai turi savo specifikos. Ir ketvirta fazė, tai va tada, kai tu jau save myli ir tu padarai tos 3 veiksmus, vidinį, išorinį ir balansą, tada tu gali eiti ir mylėti kitus. Tai prasme, mylėti savo žmoną, savo vaikus, savo klientus, savo tėvus, tai prasme, kad tada tu tiksliai žinosi, kaip iš tikrųjų jais reikia rūpintis, kada jos reikia lepinti ir kada jos reikia drausminti. Nes jeigu tu su savim nesusitvarkysi, su savo vidum, tai tu jiem darysi meškos paslaugas. Tu lepinsi ten, kur nereikia lepinti, o drausminsi ten, kur nereikia drausminti. Tai bet kol tas namų darbas nepadarytas, kol aš savęs nemyliu, aš negaliu būti nei produktyvus, nei efektyvus, nei šeimos viduje, nei jo labiau visuomeniai. Aš turiu pradėti nuo savęs. Pirmiausia, reikia išmokti rimtai, profesionaliai mylėti save. Ir į tai įeina savęs pažinimas ten visais atžvilgiais. Tai yra išminties lavinimas, charakterio tvarkymas. Ten yra labai daug labai įdomių dalykų. Kaip yra man pasakęs vienas mano draugas ir mokytojas, amžinatilsį. Aš 30 metų iš jo mokiausi ir bendravau su juo, toks Jonas Maliukevičius. Jisai sakė, kas gali būti įdomesnio gyvenime, kaip kalbėti su savim. Kaip vesti dialogą savo viduje. Kai tu pradedi suvokti tą vidinio pažinimo, sakykim, struktūrą, kas ten tavyje yra, tai pats įdomiausias dalykas yra mąstyti ir produkuoti kažkokį tai, iš savęs gimdyti kažkokį produktą, paslaugą kažkokią, veiklą, knygą, profesiją, kažkokį daiktą, kurį tu gamini, bet tu jį gamini viduje dirbdamas savyje. Tu vizualizuoji kažką, galvoji, kalbėsi ir iš tavęs gimsta kažkokia produkcija, kuri reikalinga kitiems žmonėms. Tai yra vidinis darbas su savim. Tai bet šitas mano supratimu yra pats svarbiausias dalykas, nuo kurio reikia pradėti. Tam yra parašyta 1000 knygų. Aš čia nieko nepasakoju naujo, čia yra labai gerai žinomi dalykai. Tiesiog jas reikia vėl pakartoti ir priminti, kad štai kur yra sprendimas. Pridalinom patarimų, man atrodo. Ačiū Tomui už pokalbį. Prašau. Tikrai tikiuosi, kad toks nestandartinis šiandieną pokalbis, ne psichiatriškas gavosi, o filosofiškas. Bet man atrodo, nuo to dar įdomiau iš tikrųjų. Daug įdomių dalykų galima bus atrasti, pasiklausyti, pritaikyti pačiam savo. Tikrai linkiu tiem klausantiem pabandyti surasti save, surasti priežastis, kurios veda į mirtinį gyvenimą. Tiesiog ir imtis, kol nevėlu, suktis į kitą pusę ir ieškoti ten, eiti keliauti į šviesą. Ačiū Tomai, gerų darbų, gražių dienų, dėkoju ir iki kitų susitikimų. Ačiū taip pat, buvo labai malonu ir labai įdomu. Gerai, iki. Sėkmės, laimingai.